Sunku įgyvendinti savo mintis ir idėjas? Gal tiesiog silpna skydliaukė? Skydliaukė nėra vien tik tai tiroksinas arba FT4 hormonas ir FT3. Skydliaukė turi labai įdomių reguliuojančių hormonų, tai yra TTH ir TSH, jie ten skirtingai vadinasi angliškai. Ir kadangi skydliaukė yra čia gerklėje, tai jos reguliuojantys hormonai yra labai aukštai, tai yra hipofizė ir netgi pagumburis. Tai yra labai senos mūsų struktūros, būtent limbinės struktūros, kurios yra visi turi gyvūnai, netgi ropliai ir žinduoliai. Tai yra labai senos biologinės struktūros. Ir labai įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, TTH hormonas yra labai paprastas, yra iš kelių aminorūgščių ir yra netgi galvojama, kad jis yra vienas iš pirmųjų hormonų iš viso. Man tai atrodo, kai tik tai ląstelės susijungė į audinį ir nusprendė gaminti energiją, tada atėjo tas hormonas ir pasakė, kad reikia jam ten reguliuotis ir tvarkytis. Ir labai įdomu, kad visas gyvos būtybės būtent turi tą hormoną. Būtent tų hormonų sąveika turi labai įdomų poveikį, kaip mes tą proto energiją, tai yra tas idėjas, materializuojam. Ir, pavyzdžiui, yra vieni žmonės, kurie yra tokie kūrybingi, jie turi daugybę idėjų, arba tos idėjos yra išvis crazy, netgi sunkiai ir niekaip negali jų įgyvendinti. Ir tai yra vieni tokie žmonės, kurie turi tą aukštą TRH lygį. Yra kiti žmonės, kurie struktūriški, jiems būtinai metodika, jiems turi būti viskas parašyta raštu, jie kartoja paskui, bet iš kitos pusės jie gali tai tobulinti, pavyzdžiui, 100 kartų kartoti tą patį, kol ten išeis tobulas koks ten ratas, arba ten japonų kažkokia skulptūrėlė. Arba, pavyzdžiui, operos arija, kur reikia kartoti ir atkartoti, va tik tai taip, kaip jau reikėtų. Taip, kad negalimas, ir būtent šitie žmonės turi aukštą TSH hormoną. Taip, kad negalima sakyti, kad kažkuris kūrybingumas yra geresnis už kitą, bet tik tai kvietimas yra visą laiką būtent atsirinkti, kokio tipo tas žmogus kūrybingas yra. Nes iš principo kūrybingumas tai yra adaptacijos būdas. Tai yra išgyvena tie, kurie geriausiai prisitaiko prie esamos situacijos. Tai va būtent dėl to, bet žmogus kartais sako, aš turiu tiek daug idėjų, nežinau kaip jas įgyvendinti. Arba kitas sako, aš turiu būtinai laikytis taisyklių ir negaliu niekaip nusižengti nuo jų. Šitoje vietoje yra kvietimas turbūt pažiūrėti, kaip jūs esat pats padarytas, nes mes turim įvairių tų hormonų santykių, bet žinoma, kartais gali būti tiesiog silpnos skydliaukės požymis, kuris rodo, kad, pavyzdžiui, žmogui tų idėjų niekaip neįmanoma fiziškai įgyvendinti šitame materialiame pasaulyje.